Ant atitvarų prie Megos vėl pakibo BMW automobilis. Jūs ką juokaujat? Kaip taip įmanoma? Labai geras klausimas. Taip. Ar jis kažko klauso? O Dieve, važiuok, prašau, važiuok toliau, ką tu darai, o ne. Atsiprašau, panelės, čia parkuotis negalima, žinok. Išsifiltruojame pagal, šis mėno, žiūrėkit, turim nematytų publikacijų. Nu gerai, nesuprantu Rusijos logikos. Sveiki atvykę į rusų logiką. Pamenu, kad aš šitą vizualą esu šiaip matęs originally labai seniai. Jis tiesiog yra nuo karo pradžios, aš taip manau, tiesą pasakius. Keista, kad dabar įkeltas prieš 26 dienas jis susilaukė tokio populiarumo ir tokio susidomėjimo. Šiandien ir vakar stebint pergalės dienos reportažus, gal ir visai tinka toksai memas į mūsų bendrą temą. Policija susidomi vyro segima Georgijaus juostele. Iš karto. Georgijaus juostelė Lietuvoje draudžiama, už tai gresia iki 700 eurų bauda. Yes, get fucked. Muzika man ausims. Mes taip turim elgtis, mes gerbiam savus. Gerbiam savus, tai gal fucking ir važiuok tada pas savus. Vyras dar apsižodžiuoja su smerkiančiaisiais Rusijos agresiją. Мало штрафа получил все. Ты со мной на один поговори? Да. Как с Вензамена? Gyvenam tik dėl to, kad jie mus gynė ir žuvo. Tu debilėsi. Susikovė vieni fašiai su kitais fašiais ir tie fašiai, kurie laimėjo, mūsų okupavo. Tu fucking sena šluota. Mes gyvinės fucking išsilaisvinom iš jų okupacijos durneto. Gynė ir žuvo. Gynė! Jie nieko negynė, jie siuntė visų kitų tautų žmonės į fronto liniją ant mėsų. Aš noriu atlikti savo pareigą, įteikti gėlės. Slap, biški, noriu pasveikinti. Nepasveikinti, įteikti gėlės. Vainiką į kapines atnešė ir Baltarusijos ambasados darbuotojai. Люди, которые сопротивлялись. Kodėl šitas fucking atlepausis mėšlo gabalas keturakis iš vis yra Lietuvoje? Tai jis literaliai režimo agentas, ką jis čia veikia? Они отдали все для того, чтобы сегодня вот была такая замечательная жизнь, в том числе и в Литве. Такая замечательная жизнь сегодня yra todėl, kad mes fucking ištrūkom iš jūsų okupacijos, jūs fašistinės kiaulės užšiktos. Tačiau nemažai švenčiančių gegužės 9-ąją gyvenimu Lietuvoje skundžiasi ir norėtų tebegyventi Sovietų sąjungoje. Tai go there! Norėtumėt, kad būtų Lietuva su Rusija, su Baltarusija kartu vienoje sąjungoje? Taip, norėčiau. They just fucking leave. Norit, kad Lietuva dar Rusijai priklausytų? Girdi, ką aš sakiau, aš nesislėpiu. Tai tiesiog valink na. Apie ką mes šnekam, kaip taip įmanoma iš vis? Kas čia per fucking proto lavonai? Kodėl? Būtum geriau gyventi. Tai tiesiog važiuok tenai! Jiem čia ne vieta, šitoj šaly jiem ne vieta. Jeigu nepatinka, kur gyveni, gali važiuoti ten, kur tau patinka. Taip, what the fuck? Jums į įstatymus nusispjaut? Man labai giliai. Šią korelę gegužės 9-osios šventėjų įsiutino, kad pareigūnai, vos jie atėjo į kapines, pareikalavo nusisekti Lietuvoje uždraustą Georgijaus juostelę. Tu jie ameba, tai taip, toks yra įstatymas. Čia mes tokius turime. Nepatinka, valink už sienos į rytus. Jie ruskiai parašyta. Ir kas parašyto? Va, prašau, žiūrėk. Nu, ir ką? Diržas. Informaciją gavai. A ne? Aš ir vėliavą turiu rusišką. Ir kepurę, ir maikę, ir baltarusišką turiu, ir lietuvišką turiu. Tai tu sušiktas mėšlo gabalė, tiesiog važiuok į Rusiją. Ko tu čia fucking mano orą kvėpuoji, aš nesuprantu. Kam tu naudoji mano degonį, tu debilė? Davė zviesdai. Bet čia jūs šiandien truputėlį neblaivus. Jau nuo vakar šventėt? Aš ramus. Koks skirtumas, blaivus, aš neblaivus. Mokykloje mane mokė 4 valandas rusiškai ir 2 valandas lietuviškai. Kodėl Lietuvoje tai buvo? Čia išlaisvinimas įvyko? Aš palaikau šitą aktyvistą, bet tiesiog jisgi nesupras tokio referenso. Jam niekaip į galvą neprasikals tokia matematika. Jam visiškai yra nesuvokiamas vardiklis, ką tu čia ką tik pasakei. Jūs ką, nežinot? Už tai, kokia šiandien diena? Tai žinom, dėl to mes esam pasibaisėję, kad tokie šūdo gabalai kaip jūs dar vaikšto po šitą žemelę. Bet po tos pergalės Lietuva okupuota buvo? Ne.
Nebuvo žmonės tremiami, žudomi, sulaikomi. Ne, nebuvo. Tai, pavyzdžiui, tai kaip įmanoma šnekėti su tokiu žmogum? Apie ką iš vis įmanoma diskutuoti su juo? Sovietinė kariuomenė išlaisvinusi Lietuvą. Ne. Pamiršo iš jos išeiti ir liko dar ilgiems dešimtmečiams. Wow, kaip smarkiai tu turi save į smegenis, kad sugalvotum tokį pasiteisinimą okupacijai. Šis vyras pagerbė Uošvį, Lietuvos žydą, kuris buvo mobilizuotas į Stalino kariuomenę. Kokiam tu kognityviniam disonansė gyveni, jeigu tu palaikai režimą, kuris tavo Uošvį išsiuntė ant fucking mėsos? Aš jį mylėjau, jis mane mylėjo ir aš jį pagerbiu. That's fine, that is cool. Vat aš suprantu sąryšį tarp kažkokio konkretaus žmogaus. Ateik pagerbk savo tą Uošvį, žinai kada? Per jo, pavyzdžiui, gimtadienį. Per kiekvieną jo gimtadienį ateik ir jį pagerbk. O ne per šitą fucking debilišką ruso fašistų šventę. Va, prašau, kai policija žino prioritetus. Policija tarė ne, pradėjau gailėtis, kad čia atsikraustėm, Markučių gyventojai skundžiasi narkotikų problema. Visą laiką paprašau vyrų, kad mane ateitų pasitikti už tai, kad visokie narkomanai vaikštų ir kartais guli. Dalyjasi prieš kelis mėnesius naujame kvartale prie Markučių mikrorajono apsigyvenusi Emilija. Klajumui sakė. Labai džiaugiuosi tenais investavęs savo viso gyvenimo santaupas. Sostinės Markučių gyventojai skundžiasi narkotikų problemą. Pradėjau gailėtis, kad čia atsikraustė. Seni pas mane zombiai užėjo. Po jų langais prie vaikų žaidimo aikštelės vos ne kasdien vartojami narkotikai. Jais yra ir prekiaujama. Va, hebra, ko ne Los Andželas? Koks vardas yra policijos šuns? Amsis? 2008 metais Lietuvos policija išleido 9 animacinius filmukus, kuriuose pagrindinis veikėjas Amsis moko vaikus įstatymų ir saugaus elgesio svarbos. Amsis, teisingai. Tai žodžiu, Amsiui nerūpi šitie dalykai, nesvarbu, žmonės ten užsiema savo reikalais. Naujasis taboras klesti ir tegul klesti, bet Olegas Šurajevas yra tikrasis narkomanas, nusikaltėlis ir finalinis ganžos bosas. 100%. Aš visiškai sutinku, pakuokite jį kuo greičiau. Atvežė mane jau į kajutkę. Ateinu pas pagrindinį, sakau, kas čia gaidys. Man sako, tas va gaidys, aš sakau, dabar aš čia gaidys. Tas pats Domas, tarp kitko, vėl jo publikacija yra topuose, jeigu neklystu, čia tas pats vartotojas, kuris ir tą pačią pirmą įkėlė. Jei ne socdemai, dabar būčiau sporto salėje. Šitą mes matėme per protestą. Mes netgi pažymėjome ir pasijuokėm konkrečiai iš šio plakato, dėl to, kad man atrodo, aš sakiau, aš suspėjau šiandien ir į sporto klubą nueiti, ir į protestą. Jei ne socdemai, dabar būčiau sporto salėje. Aš beje tą dieną sugebėjau ir į sporto salę nueiti, ir vėliau į protestą. Tas pats protestas, kuriame mes matėme tą plakatą. Shit, here we go again. Ir jeigu reikės again, ir again, ir again, ir again, ir vėl again. Nauja vieta, kur pasiųsti vatą, eik tu greičiausiai, ar ne, arba skrisk į Baltarusiją verslo reikalais. Mes esame ir kultūringi, ir mes esame civilizuoti. Valink Todėl mes galime ir taip pasiūsti. O kaip bulves skutat jūs? Filipinų parduotuvėse parduoda jau nuskustas bulves. Rečibaldas, jeigu aš taip skusčiau bulves, tai mama man tapke snukį išdaužytų. Taip, bulves skusdavau turbūt, kai būdavau labai maža. Jeigu man duodavo, toks maždaug būdavo rezultatas, bet apparently Filipinuose čia yra ok. Vėl Domas, vien žodžiu, LTX Domas yra vienintelis žmogus, ant kurio pečių laikosi visas subreditas, aš dabar kaip matau. Zelenskis turi trauktis, kas turi trauktis? Ir tada pasitraukė pats ponas Kremliaus organas. Tai net konteksto nereikia, sutinku jo. Vakar tokį pat rodžiau Rusijai, plaukdamas pro Rusnę. Tai ir socdemam tokį pat galima skirti. Celofano ir Oli atsisveikinimas prieš išeinant į kalėjimą, aliejaus drobė. Gaila, kad turbūt šito atsisėdimas bus atidėtas šiek tiek, nes žmogus truputėlį ieško prieglobsčio mums priešiškose šalyse. Celofanas iš Lietuvos pabėgo kaip tik tada, kai iškilo realus pavojus vėl sėsti į kalėjimą. Apeliacinis teismas gegužės 12 turėjo skelbti verdiktą byloje, kurioje jam gresia 4 metai kalėjimo. Celofanas Kaune nuteistas dėl finansinių machinacijų, sukčiavimo, neteisėto disponavimo akcizais,
produktais, apmokestintomis prekėmis, apgaulingo apskaitos tvarkymo ir neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo. Būtent, tai neturi nieko bendro su jokia politika, su jo pažiūrom, su jo kritika valdžiai ar nevaldžiai. Tiesiog finansinių maklių prisūkęs mažas šūdo gabalas. Teisingumo viceministras sako, kad pačią švelniausią kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti Kandrotui skyrė Vilniaus apylinkės teismas dar vadinamojoje riaušių byloje. Nors celofanas filmuojasi Baltarusijoje, teismas ir šiandien į jo situaciją žvelgia biurokratiškai. Jei teismo biurokratai neturi dokumentų, kad celofanas pažeidė kardomąją priemonę, tai į realią situaciją ir nesigilina. Tiesiog impotentai, ne, aš atsiprašau, myliu mūsų teisėsaugos institucijas, bet kas čia per fucking impotencija? Kadangi celofanas šiame teisme dar laukia nuosprendžio byloje dėl Bartkevičiaus, kuriam per mitingą trenkė per veidą, tas dar šūdas nesibaigęs. Gali būti, kad jam tos bylos teisėjas sugriežtins kardomąją priemonę, bet tam reikia, kad celofanas grįžtų ir kad kažkas oficialiai praneštų teismui, kad Kandrotas pabėgęs į Baltarusiją. Tik padaryti tai, kaip paaiškėja, nėra kam. O kas turi kreiptis oficialiai? Tokio nurodyto pareigūno ar institucijos šios kardomosios priemonės, tai yra rašytinio pasižadėjimo neišvykti atveju nėra. Toks biurokratinis kažkoks gėdingas kablys, kad what the fuck, seni. Visiškas loopholes. Teisaugininkai tikisi, kad celofanas juos išgirs ir pats sugrįž gražiuoju. Nu jūs juokaujat. Šiaip niekam nekeista, kad jam tik dabar šovė į galvą pabėgti Baltarusiją. Kodėl? Nu, nes turbūt jau labai smarkiai svilo subinė. Don't poke the bear might die. Nu jo, kalbant apie Rusiją, tai tikrai taip. Ypač dabar pasižiūrėjus visus pergalės dienos reportažus, nu tikrai taip. Zelenskis ciniškumu vadino tai, kad Kremlius nori kelioms dienoms sustabdyti civilių žudymą, tik tam, kad Putinas galėtų atšvęsti šventę. Bet Trumpui dėl paliaubų pasakyti negalėjo. Tad oficialių įsakų vakar vakare nurodė leisti Rusijai surengti paradą ir nurodė Raudonosios aikštės koordinates. Tiesa, tik ten bus saugu. Koks geras. Rusija prisikariavo iki tiek, kad jų pagrindinis karinis paradas priklauso nuo mūsų. Ruginienė, tai, kad žmonės daugiau vartoja, gali būti susijęs su antrosios pakopos pokyčiais. O dabar reikės dar daugiau vartoti, nes reikės varyti diskotekas, hebra. O štai socialinės apsaugos ir darbo ministrė turi rimtą pasiūlymą – sugrąžinti diskotekas. Esą jos buvo ir mokyklose, ir universitetuose. Tiesiog, išrandam dviratį, let's go, atitrūkę nuo realybės, esam baisiai. Rudenį galvojam. Ši moteriškė, ponios ir ponai, žiūrėkit, ši moteriškė privers mus visus apsivaikuoti. Organizuoti akciją su galimybė žmonėms susipažinti, pašokti, bet su ta pačia mintim, kad pažiūrėkim vienas į kitą, kurkim šeimas. Jūratė, jūs žinot, kad festivaliai, naktiniai klubai, barai, jie egzistuoja visą laiką. Kas čia iš vis per fucking sovietinio raugo mąstymas? Akcija Gelbėkim Lietuvą. Eikime į diskanus, eikime į naktinius klubus, eikime į festivalius. Tiesiog su kita misija. Čia jau yra nebejokinga. Nebejokinga. Viskas. Užteks. Panelė, mes čia su tavim, aš čia prie tavęs trypiu jau 4 valandas. Jau 6 ryto. Aš pavargęs. Nebejokinga. Situacija Lietuvoje tragiška. Einam pas mane namo. Ką daryti su visais tais, kurie pasisako už draugystę su Baltarusija? Atsakymas labai paprastas. Jeigu vatnikai nori rusiškos diktatūros, tegul ir paragauja jos. Labai per daug skrydžių. Kažkaip reikėjo visus į vieną talpinti. Šitam bičui šiuo metu tiesiog priklauso Demiko subreditas. Terminuojama prakalbinti... O, šitą vakar, man atrodo, žiūrėjome, ne? Nei aš už Nausėdą balsavau, nei už socdemus, nei už konservus nebalsuoju niekada gyvenime. Bet kažkodėl niekas, taip, nežinau, eina visi tokie kaip zombiai. Akis įsprogusias ir viskas, net mano sūnus ir tas, už Nausėdą. Kiek prašiau nebalsuoti už tą bankininką, komunistą. On one hand, she's kinda right, on the other, jinai 100% balsavo Žemaitaitį. 100. Nei aš už Nausėdą balsavau, nei už socdemus, nei už konservus nebalsuoju niekada gyvenime. Kitaip tariant, už Nemuno aušrą. POV, kai mama paklausė, ar žinai, kad gavai 2 iš Matkės ir lietuvių. Oho, šitą, wow.
Čia beveik kaip tas bičas, kuris nieko nežino apie tą lazdynų sekso video. O, ką galiu pasakyti, aš žiūriu nustebęs. Net nežinau, ką pasakyti, čia yra tragedija. Geras memas, labai paprastas. Daug kontekstų gali pritaikyti jam. Labai gerai, geras šablonas. Sveikinimai Rytui, sveikinimai Vilniui, sveikinimai Lietuvai. Taip, tai tik antra lyga Europoje, juk tada Eurolyga yra tik antra lyga pasaulyje, bet vis vien didelis ir svarbus pasiekimas, o ypač turint omenyje, kad Rytas buvo su mažiausiu biudžetu BCL finalo ketvirtė. Va, parodyta kova, charakteris, kokybiškas žaidimas, galingas palaikymas ir tai buvo tiesiog pergalės nusipelniusios komandos triumfas. Visokie pasikėlę šarai ir kvailas tuščias triukšmas yra neverti dėmesio, visus su pergalė. Puikiai publikacija ir ačiū 100 vartotojų, kurie įvertino teigiamai, vadinkim taip. Atėjo laikas mums būti pirmiems ir Rytas vėl pirmas ir juoda balta raudona. Push the feeling, vad, šiandien šiaip turi visai sėkmingų publikacijų ir čia tokia smagi, kas atsiuntė falą. Absurdas verslininkui, po šito metu kažkas atsiuntė guminį falą. Kas iš jūsų, pasakykit, kas iš jūsų siuntė? Galite nesakyti kokiam verslininkui, bet kas iš jūsų verslininkui siuntė falą? Aš, va, žmogus 2000, labai gerai. Tikra tiesa, lietaus žmogus, režisuotas socbebrų. Jie nemoka kalbėti, bet gali greitai išdalinti antrosios pakopos pinigus. Ir vėl mes turime Domo publikaciją. Ačiū labai Domai. Ir dar vieną Domo publikaciją. Praktiškai darom ne Demiko subreddito, o Domo memo apžvalgą. Labai gerai yra sudėlioti mūsų prioritetai. Iki lapkričio mėnesio reikia nuversti kiek įmanoma daugiau diktatorių, o paskui jau lapkričio mėnesį mes žaisime GTA 6. Nesuprasi, ar Delfi užsima sarkazmu, ar išties pabrėžė visuomenės problemas. Šiek tiek palijo, Vilnius sustojo. Užsikimšo 25 miesto gatvės. Palauk, o koks yra diskursas šito viso? Tūlas Vilnietis tikrai neis pieškomis per lietų. Tai taip Delfi pašiepė Vilniečius. Aš, pavyzdžiui, iš vis niekur neinu, man niekur eit nereikia. Aš net neišėjau iš namų. Gerai, kas čia tokius? Sninga iš giedro dangaus. Čia Lietuva. Čia fantastiniai orai yra. Tiesiog iš fantastinės srities. O tai čia iš giedro dangaus sninga, ar kas čia yra, aš nepagaunu. Ačiū už leksiką. Valink na šit. Lietuvos orai tai gerina. Saulė šviečia, žolė žalia, tujos pražydusios jau, giedras dangus ir sninga. Dėl to čia ir yra geriausia šalis pasaulyje, kebra. Zingerio plaukai yra Grubliausko kūno tasa. Paulius mokosi nardyti. Fuck, jūs radot mano šitą video, o ne. Stengiausi nuo jūsų nuslėpti šį vaizdo įrašą, bet vat jis buvo paviešintas. Nu ką padarys? Babe, wake up, Brazauskas. Brazauskas įskolina. Kas ten sakė, kad Cinkevičius yra kaip Brazauskas, toks pats žavintis, toks pats puikus kaip Brazauskas, kas ten taip sakė? Kižienė, va teisingai, ačiū labai Džemalai, Kižienė. Jeigu kalbėt apie Mindaugą Sinkevičių, tai man jis apskritai toks jaunasis Brazauskas. Calm down, he's not gonna fuck you. Angelai bučinius nešioja, angelai širdėlės vilioja. Ach, taip, čia tie miškininkai, kurie susirinko paprotestuoti už mišką, bet iš tikrųjų už draugavimą su Putinu. Poligonui ne! Poligonui ne! Yes, labai gerai, pati nuostabiausia auditorija jau dabar matau, labai gerai. Poligonui ne! Poligonui ne! Poligonui ne, sakau, aš privošinau. Vakar prie Seimo skandavo protestuotojai. Jų turėjo būti 5000, bet atėjo kokie gal 300. Sako, reikia poligono, kam? Nuo ko gintimėt? Atsiprašau, serė, ar jūs per pastaruosius 4-5 metus buvote įsijungęs teleką ar kokį nors bet kokį naujienų šaltinį atsidaręs? Aš turiu kaimyną. Go on. Putiną. Jis dabar Lietuvoje gyvena labai saugiai. Mes draugaukim su kaimynas, o ne pilkim ant jų. Aš tarp kitko visiškai sutinku, aš norėčiau, kad būtų galimybė su visais kaimynais draugauti. Gaila, kad kai kurie kaimynai yra genocidiniai psichopatai. Ne mes tą santykį gadiname, o jie jį padaro neįmanomu. Žmonės protestavo prieš Kapčiamiesčio girios kirtimą. Tiesa, žmonių iš Kapčiamiesčio rasti čia nepavyko. Visiška klasika, kad čia turbūt iš Kapčiamiesčio yra beveik niekas, bet vat man tas ir patinka, kad jie prisidengia tuo, kad jie čia prieš neva tai miško kirtimą, bet then again pakalbini patį pirmą nukvakusi japą ir tripijam tie medžiai. Jis tiesiog yra vatnikas, durnius. Iš Vilnius? Iš Kauno. Vilnius. Vietinis Vilnius. Iš Aleksoto, nu. Esat buvusi Kapčiamiesty. Pačiam ten nebuvusi, bet
toj pusėje buvusi. Aha, esu buvusi toj pusėje. And therefore dabar protestuoju prieš ten žadama statyti poligoną. Gerai. Proto nerasta. Labai atsiprašau, labai nemėgstu taip generalizuoti, ypač pagal tokią charakteristiką, bet negaliu nepastebėti, kaip architektas sako, jūs pažiūrėkit, kokie fucking šviesus veidai. Eiktų šikt, nu vat susirinko į protestą paprotestuoti. Mano geriausias draugas ten gyveno. Ai, taip jo. Beje, gražus muletas, žiauriai gražus ir stilingas muletas, serija, pagirsiu. Ir Bitutė, ir Vasilijus Hendrikas, niekada neplankiau jo. Važiuosiu, nes važiuodamas į Kapžemės, tai aš matau, kaip girias kerta. O ko tu ten važiuosi, gal gali paaiškinti? Ką ten darot? Aš žiūriu, kol dar miškas stovi. Tai jisai tenai negyvena, jisai ten važiuoja prižiūrėti miško. Jo vizitinė kortelė, atsiprašant, buvo draugaukime su Putinu. Tai tiesiog pasakyk, kad tau patinka Putino kiaušų prakaitų skonis, dėl to tu čia esi. Kam čia fucking dangstytis kažkokiais medžiais, kažkokiais miškais ir dar kažkuo? Kai nebestovės, jau nebeapžiūrės. Jam galvoje čia skambėjo kaip, kad kažkas krūto, aš įsivaizduoju, bet jo, kai kažkiek išretins ten tą mišką, tikrai ne visą, ir pastatys poligoną, tai aš žinau, kad tu jau nebežiūrėsi ir nebeprižiūrėsi tos vietos, nes tiesiog ta problema bus išspręsta, apskritai šis klausimas bus uždarytas, net ne problema, čia problemos kaip ir nėra, čia žmonės iš to problemą daro. Ir tu tiesiog judėsi prie kito klausimo, kurį tau į galvą sukiš visokios Janutienės ir kiti 5 kolonos antivalstybininkai. Kam 2 poligonai, dar 3? Tai nors ir dar 4. Taigi visiems aiškiai pasakyta, kad mums trūksta tų poligonų, turi kažkur treniruotis ir mūsų kariai, ir turi alijanso kariai treniruotis. Bet mes jau šitą visą praėjom, čia tiesiog tie patys liurbiai su tais pačiais kalbėjimo taškais. Ten miškas stovi, ponė, jauna mergaitė. Visiems žmonėm, kurie žiauriai dėl miško verkia tenai, kad miškas bus išgenėtas kažkiek ar praretintas, ar gal kažkiek ir iškirstas. Rusija doesn't give a fuck apie jūsų miškus. Rusija gali padaryti, kad taip teritorija atrodytų. Tada jau miškas, žinokit, bus paskutinė jūsų problema. Oi, nu kodėl svarbu vaikeliu? Kodėl jie visi žemina žurnalistą, aš nesuprantu dėl jos amžiaus. Kaip mane bėsina tokia nesąmonė. Oi, nu mergaitė, nugi pagalvok. Tai žiūrėk, tu čia atvažiavai. Tai turėtų būti nesunku nusakyti, ko tu čia atsivilkai fucking laimą, nu. Kodėl svarbu? Nu, giliksim toj plikiai visai. Jo, miškas. Rūpinėsi dėl miško, kuris yra kitam Lietuvos gale nuo tavo gyvenamosios vietos. Aš berniukas. Jūs nupezęs diedas, bet prašau, tęskite. Jūs mergaitė. Kiek kartų šita žurnalistė buvo pavadinta mergaitė? What the fuck, aš nesuprantu, kas jiems yra. Turime sinonimus. Mergaitės liepaitės, mes ąžuoliukai. Na, gilus diskursas, aš net neturiu ką pridėti. Tai tai bus ne Lietuva, o poligonas. Jo. Žinok, ir Seimą griausim, ir vietoj Seimo statysim irgi poligoną, ir dar ir jūsų namus dėdį nugriausim. Jo. Kuo vardu esi? Slaptažodis. Tipo ne slapyvardis, o slaptažodis. Nice. Žmogus prisistatęs slaptažodžio vardu į protestą atėjo išlieti senų skaudulių. Jį kažkada apvogė. Saugiausias Lietuvoje bankas išnešė pinigus. Prie ko čia? Kiek giliai eina triušio urvas dėl poligono Kapčiamiestyje? Snoras iš manęs pavogė pinigus. Mano vardas yra slaptažodis. Protesto dalyviai gavo ir dovanų. Juos apdovanojo rankdarbių meistras Einaras Vildė. Sukūręs tokį ženklą, čia yra mano autorinis darbas. Again, sakau, ačiū Dievui, kad debilai patys save pasižymė ženkliuku ir tu iškart matai, kuris žmogus yra debilas. Tai jei kas turit delnukais į ritmą ir apseisi be Amerikų, Australijų. Apseis be Amerikų ir Australijų, bet jeigu paklaustum, tai Rusija, man atrodo, visai prie širdies jam. Beje, proteste buvo renkami parašai referendumui, kad žmonės galėtų atsiskaityti grynais pinigais. Labai keista, nes mūsų redakcija iki šiol galvojo, kad atsiskaityti grynais Lietuvoje galima. Would some flatware make things right? What does it say on my badge? Cash bribes only. Daina apie OG, ką čia dabar? Throwaway accountas, hobiui, kurių muzika apie vairius veikėjus gyvenime. Seniai žiūrėjau Demiko, tai pažiūrėjau tą nesąmonę su OG version. Galvau, pasidalinsiu kūriniu, gal kad įrodyti, kad su dirbtiniu intelektu per 10 minučių išeina kažkas geriau nei tas vėmalų kratinys, kurį išleido Dominikas. Nu, o jeigu negeriau, tai vis tiek čia viskas throwaway principu. Jo. Vėlaivas 3 ryto, telefonas 2%, bet ego 100,000%.
Aš kaip suprantu, žmogus kaip bent jau įrašė, kad jisai sukūrė šitą su AI, ar ne? Tai ir priimkim tai kaip AI kūrinį. Tu sakai OG, bet kur tas originalas? Story po story, serialas be finalo. Kiekvienas sakinys kaip random generatorius. O diss trackas skamba lyg pykčio blenderis. Tu gangsteris, broli, būkim realistai. Visa hebra penktokai ir energy drinkai. Priėjimo kinderpingi akcija VIP zona. Prie telefono pakrovėjo stotelės. Lilas numetė gabalas, sprogo visas feedas. Dabar tu insta live, kaip piktas NPC'as. 3 minutės repo, 0 rimų logikos. Tik na, ir emocijos. Bars, hebra! Kiekviena daina kaip picture PowerPoint'as su caps lock energija ir Windows error soundu. Šit labai kaunį. Pusė kontento atrodo kaip nervų krizė. Visa poza aš pavojingas. Grynas teatras, bet balsas dreba labiau nei senas vibratorius. Labai blogai. Labai blogai. Vėl tiesioginis eteris, 3 ryto drama. Telefonas kaista labiau nei tavo karma. Caps lock kareivis su plastiko karūna. Rėkia aš legenda, bet publika tik zoomina. Repo mafiozas iš Instagram stories. Kiekvienas tavo disas kaip sugedęs voice notas. Per daug ego, per mažai ritmo. Tu ne OG, tu notificationo simptomas. OG, kur tu dingai? Nieko realiai. OG, vis dar online. Bet gyvenime offline. Surimot offline su online nėra gerai. Dar vienas live, piktis fake. Bet garsas gyvas. Klik, klik, klik. Dar vienas try, OG versija. Glitch in real life. Bet šitas AI-us, kurį naudojo šitas vartotojas, bent jau atrodo, kad lietuviškai semi-tvarkingai taria žodžius, ar ne? Nu, ta prasme, linksniuoja teisingai, kirčiuoja teisingai. Iš AI-ų šitas atrodo toksai respektabilus visai. Visą parą online, lik supporto darbuotojas. Atsakinėjai heiterims greičiau nei moderatorius. Vienas komentaras, 3 nauji reelsai. Broli, čia ne beefas, čia emocinis freestylas. Jau nebesirimuoja niekas. PVV reklama, bet po 5 minučių vėl Morty Vyčel drama. Aš vienas prieš visus, klasikinė opera. Tik publika juokės, nes per daug hologramą. Toks, gal nereikėjo per 8 eilės surimuot, bet toks semi. Gal labiau kiosko bosas, kur pyksta ant vaikų, nes baigęs mango poską. Tavo harty vaizdas laikosi ant filtro, be Instagramo liktų tik tylus kambarys ir kilpa. Kinda bar, pala. Repo Don Corleone, gal labiau kiosko bosas, kur pyksta ant vaikų, nes baigęs mango poską. Šiaip šitas irgi visai nieko. Tavo hard įvaizdis laikosi. Hard įvaizdis. Ai, nu va, įvaizdis, pavyzdžiui. Blogai labai sukirčiuota, bet įvaizdis. Hard įvaizdis laikosi ant filtro, be Instagramo liktų tik tylus kambarys ir kilpa. It's a bar. It's a bar, seni. Gal vietoj meme review galim tiesiog turėti bars review. Pagal šį praeitą ir užpraeitą memų apžvalgas ir pagal tai, kaip juda subredditas, kuo daugiau gausim repo gabalų apžvelgti, tuo daugiau turinio turėsim. Nes akivaizdu, kad subreddite jo nebėra tiek daug. Bet viskas fake, bet niekas neveik. Viskas fake, nieks neveik. Va, žiūrėkit, dar ir lietuviška tarmė yra, dar ir tarmių turim. Scroll. Dar vienas live, piktis fake, bet garsas gyvas. OG, vis dar online. OG, bet ne real life. Paleis po to nervų trydą instoje apie tave. Priko čia iš vis aš, čia ne mano gabalas. OG, originaliai per daug online. Mažiau laivų, daugiau rimų būtų. Neblogai. Morka ant palangės guli, šalia stovi Janė. Vakar Janė drožė morką, šiandien p***gelė. 3 gaidžiukai baranėjo atsigert alaus. Marimas ir Stasys, jie ten gaus. Bars.